Sveiki, draugai. Prisistatymų nereikia, eikime tiesiai prie reikalų. Tik nesuprantate eilinio dalyko. Jeigu tai būtų naudinga ir tai veiktų jums, jūs to negautumėt, kaip ir su akcijų rinka. Patikėkit manim, akcijų rinkos data, jinai kainuoja daug. Jeigu jūs tokius dalykus norėtumėte matyti ir turėti kaip liquidation heatmapą akcijų rinkoje, jums reikėtų turėti labai didžiulę datą. Labai didžiulę datą, labai daug pinigų, jūs turėtumėte turėti superinius kompiuterius, kad tai išnaudoti. O su kripto rinka yra labai paprasta. Kiek tokie kompiuteriai kainuoja, kaip jie dirba ir kiek metų jie dirba, jūs galite pasižiūrėti internete, bet jie labai daug metų sėkmingai dirba ir iš jūsų ima pinigus per šitus būtent skaičiavimus. O su kiekvienais metais jų pranašumas tiesiog prieš jūs, prieš laisvalaikio prekiautojus yra labai didžiulis. Ir tas pranašumas išvien didėja. Jisai išvien didėja ir išvien didės, niekada jūs nepriartėsit. Bus tik tai kaip pinigų gepas. Kuo toliau turtingesni tampa, o vargšai tampa dar didesnis vargšais. Ir tai vadinasi grynai pasaulio tokia monopolija. Tai yra užburtas ratas. Ir tokie dundukai kaip kripto imperija pasigauna, čia įdomu, čia tas, wow, kaip čia gerai. Ir eina į tą mišką ir juos tiesiog skalbia, valo ir panašiai. Kaip ir sakiau, jūs mokina tai, kur jūs neturite pranašumo ir tada jūs ieškote informacijos, bandote ateiti į kitas grupės ir viskas su tuo gerai. Bet supraskit pirmiausiai vieną, supraskit, nuo ko šitas visas prasidėjo dalykas. Ir viso labo tai, kas matoma domio arba rinkos gyrė, nebūtinai atspindi tikras situacijas, net ir su kripto rinka gaunant. Kodėl? Kaip ir minėjau, lygiai ta pati logika galioja ir pažangiem įrankiam, kaip ir tam mirusiam domui. Pavyzdžiui, volume profile, order flow, kas vyksta rinkoje. Visą tai rodo. Toliau footprintai, kaip tie duomenys vaizduojami grafike jums parodo. O ne? Tačiau ne vienas iš jų negarantuoja, kad matoma informacija suteikia retail prekiautojams pranašumą, tai yra jums, laisvalaikio prekiautojams, nes ta informacija, jinai yra paslėpta dažniausiai. Tenais yra daug lėjerių. Ir ką jūs gali skaičiuoti iš tokių nesąmonių, tai yra absoliuti kvailystė, čia net nereikia ties tuo plėstis. Jeigu jūs pagalvotumėt logiškai, tai jūs atsiliekat šviesmečiais. Prieš super aukšto dažnio kompiuterius jūs atsiliekat šviesmečiais. Dėl to jūs galite žiūrėti, ką jūs norit. Juokingiausia yra tai, kad jūsų mokytojai žiūri open interestus, visokius VWAP'us, kontrolės centrus, value low, value high, Elliott wave'us, Fibonaccius ir jie apsimeta protingais. Bet pati situacija yra protinga tuo, kol jų niekas neexposina pačių. O pačius exposint nėra labai sudėtinga. Ką ir pasakiau, jie tokių dalykų nežino ir jie galvoja, kad čia yra ekskliuzyvinė informacija. Tai čia yra labai juokinga. Kaip ir minėjau, dauguma žmonių treidina per telefoną. Jie net nėra girdėję tradingų, dauguma žmonių. Tie, kas girdėję tradingų, tai jau kažkokius mokymus yra ėję. Taip, aš tai suprantu. Bet kai žmonės man sako, jog tu nesupranti net dom, nes tai yra mūsų strategija ir ne aš prie jų kabinėjusi, čia jie prie manęs kabinėjasi. Tai aš duosiu pavyzdį su domu ir paimsiu telefonus. Tai įsivaizduokit, kai nebuvo telefonų, niekas nežinojo, niekam nebuvo įdomu, tada atsirado laidinis telefonas, tai yra domas, visas tas marketo gylis. Toliau atsirado pažangesni įrankiai kaip volume profile, order flow, footprintai, open interest, tai visokie, ne? Ir tai įsivaizduokit, kaip jau Nokia 3310 telefonas, tai jau nelaidinis. Bet su tuo Nokia 3310 tu gali būti laimingas, kol nežinai, kad yra iPhone'as. Ir kai yra kažkoks naujas iPhone'as ir tu pamatai naują iPhone'ą, tai tu jautiesi kaip debilas. Jeigu tu tikrai tą Nokia džiaugiais ir tu galvoji, kad čia tavo yra telefonas geriausias iš geriausių, o tu pamatai, kad kažkas turi išmanų į telefoną, tai čia ir yra principas. Tos grupės, tie dundukai turi 3, 4, 5, 30 temų, koks skirtumas. Bet jie viskas. Jie sako, mes kiti, aš įkersiu vaizdo nuotraukų. Ir tenais kalba jų moderatorius.
ane? Mes turim daug temų. Smenraš, mes turim daug temų, 30-40 temų. Tai aš jam atsakau, broli, pas mane žmonės, kai ateina mokintis, aš jam duodu pagrindus. Apie tuos visus profilius, taip toliau, pagrindai yra 50-60 temų. 50-60 temų pagrindai. O kad tu būtum profesionalas, tau reikia 300-400 temų, gerų įrankių, gerų analizių, gerų planų mokintis, gerų planų praktikuotis, padaryti daug namų darbų, tada eiti į marketą, dirbti markete, suprasti, kaip kas veikia, kaip rinka veikia tave, kaip tu moki prisitaikyti. Čia yra svarbiausias dalykas – mokėti prisitaikyti prie rinkos sąlygų. O kas čia yra? Kas čia per mėšlas? Aš tau pasakysiu, kas čia. Ir kada tas dalykas yra geras? Tai yra mikroskopas. Geras tik tada, kai rūpi mikrojudesiai. Rinka yra chaotiška. Reikia žiūrėti į makro judesius. Jūs neprisitaikot prie rinkos. Aš jūs dabar mokinu, bet kodėl aš įrašinėjau vaizdo įrašą, o nekalbu su jumis asmeniškai, nes tokių dundukų niekas nemokina. Jūs pas mane norėjote atėti mokintis. Aš pasakiau, aš jūsų nemokinsiu net už 1500, nes asilų tiesiog nemokinu. Ir prekiauti, įsivaizduokit, naudojant footprintus, volome profilius, open interestus, ane? Atrodo, parodo platų vaizdą. Bet kai nėra pagrindų, kai žmogus nesupranta, kada tai naudoti ir jam patinka spalvytais, ane, tai čia jau yra problema. Galime tiesiog viską ištrinti ir naujų spalvyčių prisikelti, kad jūs suprastumėte. Ir kokį pranašumą tos spalvytės jums duoda durniukai, tai jūs permastykit. Pilna gerų nemokamų indikatorių. Apie indikatorius bus kitas vaizdo įrašas, kur jūs visi liksit apšalę, kvaileliai. Tai va čia ir yra principas. Kai grupė ėdasi mokytoje, jog per 6 mėnesius nebuvo nei vieno gero signalo, kai rinka važiavo va taip, tai susimastykit kodėl, nes jūs nemokat prisitaikyti, nesuprantat, kada reikia ką daryti. Jūs grinai gluši esat, absoliučiai gluši, visi nelaimingi, visi laukia signalų nėra. Tiesiog kosmosas, absoliutus kosmosas. Dėl to tokioje grupėje yra 1500 žmonių, interaktyvumo nėra ir jie dabar mane pastėmė kaip taikinį, kaip apsistūmusį. Ir jie sakė, darys vaizdu įrašą, darysim tą, aną, bet jau dabar nedaro. Kodėl nedaro? Nes išsigando, pamatė, kad aš nesu apsistūmęs, kad aš daugiau žinau už juos ir kad padarė didelę klaidą. Bet aš už tą klaidą neatleisiu ir važiuosim dabar toliau ir toj debilų grupiai neliks nei vieno žmogaus logiškai mąstančio. Ir čia yra toks dalykas, kad verta susimastyti, nes arba čia vyksta iš tų vaikų, kaip sakant, dezinformacija, arba tai yra tiesiog informacijos stygius. Ir galime pamastyti, kas čia yra. Ar dezinformacija, ar paprasčiausias nežinojimas ir galvojimas, jog tu žinai daugiau, nei kad žino kiti. Bet čia yra informacinė iliuzija. Pasiskaitykit tokį terminą – informacinė iliuzija. Tu galvoji, jog tu žinai daugiau, o iš tiesų tu nežinai daug daugiau. Čia yra icebergo tas pats efektas, kaip tradinge. Matai 5% orderių, bet yra dar 20 kartų daugiau. Ir tu galvoji, kad tie tavo 5% čia pajudės, susipirks, parduos, žiūri tas linijas liquidation heatmap'e ir jautiesi kaip durniukas. Tai čia yra principas. Čia yra principas informacinės iliuzijos. Kai vaikai pradeda kažką mokinti, kam nėra pasiruošę, kam neturi patirties ir visas tas jų procesas verda savo sultyse, tai jie ne tik švaisto laiką savo, bet jie švaisto laiką ir kitų. Ir kai mato, jo grupėje pas juos yra 1500 negyvų vartotojų ir ten, sakykime, perka narystę 30 žmonių po 70 eurų ir jam trūksta apyvartos, tiesiog trūksta apyvartos ir jie žiūri, kaip čia tą apyvartą gauti. Tai padarė klaidą, kai pabandė gauti apyvartą iš manęs, nes man yra absoliučiai, suprantat kaip. Ir sakau, gaila žmonių, kurie švaisto savo tiesiog laiką dėl nežinojimo ir per tokius durniukus įsivelia savo ne tik santopas, bet ir laiką. Tai seniausi ir mažiausiai naudojami dalykai yra numesti kaip lengvas kąsnis, bet seniausias ir pelningiausias dalykas tai yra prisitaikymas prie rinkos sąlygų,
O jeigu jūsų čia yra ekskliuzyvinė tema, jūsų mokymai yra 30 temų, 40. Tai aš atvirai sakau, jūs debilai esat, jūs absoliutus debilai. Ir tai, kad čia jūs kabinėjatės prie manęs ir prie kažkokių tenais indikatorių, tai aš jums parodysiu ir bus dar juokingiau, nei kad aš jums čia vat papasakojau. Ir žinot, kas juokingiausia? Jie šitą domo savoką visą minėjo gal 30 kartų. Jis net nesupranta, jis net nedaro. O kodėl jie tai minėjo? Nes jie mato mano tik tai viešus kanalus. Privačių kanalų nemato, kas vyksta. Ir prieš tai, kai buvo atrakintos viešos grupės, tai jų mokytojai atėję pas mane į viešos grupės, įmesdavo nuotrauką ir paklausdavo, o ką manai? Aš pasakydavau, aš jų net nežinodavau, kas jie tokie. Aš galvodavau, kad čia tiesiog prisispalvinę eilučių žmonės ir sakydavau, absoliuti nesąmonė, kaip tu matysi tą, aš duodavau išvadas ir jie įsižeisdavo. Tai va čia ir yra principas apie informacijos nežinojimą. Ir kaip sakiau, vis dar naudingi įrankiai iš visų šitų yra, bet 100% netaip naudojami, nes yra papildomi tokie momentai, kai juos reikia naudoti. Pavyzdžiui, domas, delta, tentetos, gamos, hujetos, jie naudojami tik tam tikrais momentais, kai tu nori pasižiūrėti kažką. Bet ne iš vien strategija tavo ekskliuzyvinė yra padaryta su šitais dalykais. Tai va čia yra klausimas. Ar čia yra nežinojimas ir tai sukuria didžiulę informacinę iliuziją, arba jūs tiesiog esat atitraufavę debilai. Debilai. Galime ignoruoti visą kitą informaciją. Nesakau, aš nemokamai nemokinu ir nemokinsiu. Ir ne vienas mokinys nemokamai neduos informacijos, kurios jūs taip norite rašinėti į PM-us ir klausite, ar būtų galima ateiti mokintis, ką jūs mokina ir taip toliau. Jeigu jūs būtumėte iš tikrųjų gabūs, tai jūs nešvaistytumėte laiko, nes jūs pas apsistūmusi ir jo klientus, kiek laiko rašyt? 6 mėnesius rašyt apsistūmusio klientams, rinkot screenshotus, ten kažkas nepatenkintas ir taip toliau ir padarėt vaizdų įrašą, parodė. Dabar rašyt, nei vieno blogo atsakymų negaut. Rašyt indikatorius klientams, nei vieno blogo atsakymų negaut. Ir ant galo, kaip viskas išsivystė, pasakyt, kad nešvaistysim laiko mes čia su juo, nereikia čia su juo diskutuoti, nes nešvaistysim laiko tiesiog su juo. Jūs debilai apsimyžę. Tai išsakykit kažką. Aš jums viską sugebėsiu apie indikatorius, viską parodysiu, bet jums tokia didelė gėda bus, kad nežinau, dar kol tokie jauni esate, tai iš gėdos tie veidukai išraudonuos. Ir va čia bus juokinga. Ir dar aš galiu paminėti, naudokit šituos dalykus tada, kai būna ataskaitos. O kodėl, kai būna ataskaitos? Nes tada market makeriai perskirsto savo orderius. Jūs galit pastebėti, kai visur orderiai išnyksta absoliučiai. Visos knygos užsidaro. Ir tada persiskirsto. O ne visą laiką juos reikia naudoti. Debilai supisti.